Nuostabi penktadienio popietė, darbuojasi Sigitas prie prūdo, kadangi leidžia oras, galime toliau dirbti. Šilta, vėjo nėra, net vanduo, normaliai stovi, bet aš už tą nelabai jaučiuosi, nežinau kodėl, bet taip atkritau, gerklė, sloga milžiniška ir atrodo, nieko nedariau taip, kad peršalčiau ir tiesiog atkritau. Vėlgi tik tai galiu ateiti pasižiūrėti, ką Sigitas šiandieną daro. Na, o Sigito šiandieną darbai yra paplūdimio zona, tai Sigitas susilygino čia žemės, aišku, ne iki galo, dabar yra tiesiog pastumdytas paviršius, šiek tiek tenai nuėjo. Žodžiu, šitą vietą yra lyginama ne veltui, tai yra būtent dėl traktoriuko, žoliapjovės, kai važiuoji ir jeigu didesnių greičių važiuoji, labai peiliai daužosi, kadangi čia yra tokie ravai, nelygumai, tai jie ypatingai jaučiasi, o to pačiu ir deka nepaima tos žolės, tai jinai būna tokia nelabai gražiai nušienauta ir kartais vėl reikia ateiti su trimeriu, tą tokį storesnę žolę nupjauti. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas variantas pasiteisins, kad pagerės kokybė pievos, nereikės stabdyti, nes net gaila neturiu kaip ir pavyzdžio parodyti, bet įsivaizduokit, kad važiuoja taip sąlyginai gerų greičių ir šitoje vietoje turi sustabdyti iki 1/5 savo greičio. Ant tiek turi stabdyti, reikės ir pagenėti palei miško kraštą, kai kurie medžiai lenda jau į akis, kai šienauja, tai irgi šitą pasidarysim. Na, tiek su šita vieta, dabar Sigitas darys paplūdimio zoną. Čia yra toksai slidus reikalas, sakykim, bet o dabar tas iškišuliukas čia toksai yra. Tai aš tą iškišuliuką noriu augalinį nugriebti, jį nusiimti ir nusivežti štai tenai prie tų tujų ir jį išberti, nes ten yra irgi nelygumas, kurį noriu išlyginti. Tai žodžiu, žemės stumdėmis pirmyn atgal, bet tik tam, kad šiek tiek reliefą pagerinti ir kad būtų geriau šienautis. Sigitas pasidarė tokią neryškę liniją čia. Žodžiu, kaip ir minėjau, toksai nusiėmimas. Bet jeigu jisai nusiims augalinį ir šiek tiek paims to gerą kampą, tai čia po to atvežu žvyrą, jisai aišku į vandenį susistums, arba gausis tą nuokalnę, arba nesigaus irgi. Nu, čia viskas tiesiog praktika, pasižiūrėsim. Tai vėlgi, viskas per patirtį. Nepavyks. Tai yra mano tvenkinys ir aš galiu daryti, ką noriu. Tai vagiausiu atveju, kaip ir minėjau, tiesiog padarysim statesnę čia vietą ir jau nebeleisim įlipinėti taip į vandens telkinį. Na, aš kadangi negaliu labai čia užsibūti lauke, nes nėra blogas oras, bet kažkaip nenoriu rizikuoti, noriu greičiau pasveikti, tai eisiu namo gerti arbatų ir turbūt įsveikti. Tikrai erzina tasai susirgimas, nežinau, kas yra. Tiesiog gal tas oras toksai yra nedėkingas ir tiesiog dažniau sergu. Jau 3 kartą susirgu per neilgą laikotarpį, ir šį kartą šiek tiek stipriau susirgau, nors buvo man čia ir 40 temperatūra, nelabai per senai, bet ten gal kažkoks virusas sukybo, nes kaip rotą labai priminė. Kol kas, kiek žiūriu, tai esu žiauriai patenkintas. Na, bet ar viskas pavyko ir teisingai padarėm, pamatysime tik tada, kai jau šienausime. Primenu, čia buvo vieta, kurios negalėjom šienauti ir reikėdavo eiti su trimeriu. Dabar, jeigu čia užteks pravažiuoti su traktoriuku,
Aleliuja. Pasisekė. Na, iš tikrųjų negalima atsižiaugti, koks yra geras oras šiandieną, tarsi giedra, jau beveik giedra. Šiandien mačiau pirmąją gyvą širšę sausio 30 dieną. Ar tai yra realybė, ar tai yra tikra? Sunku pasakyti iš tikrųjų. Tai dabar tą, ką mes čia darome, gali pasirodyti iš tikrųjų, kažkaip, ką čia tie vyrukai daro? Turbūt kažkokias nesąmonės. Tai iš tikrųjų dabar tai, ką darome, aš esu jau patikrinęs, tik tai mes darom jau didesnių kiekių, bet prieš tai esu nukasęs kranto dalį, šiek tiek įmečiau į vandenį ir atvežiau kažkur 4 priekabas žvyro, jas čia subyliau ir iš tikrųjų toks dalykas pasiteisino. Kranto statumas iš karto pasimažino. Reikalas tas, kad kai čia susimeti, viskas susikasi, tas žvyras kažkurį laiką stovi ir jisai veikia. Aš manau, kad tikrai gausis, bet jeigu ir nesigaus, bent būsim pabandę. Manau, kad kranto labai vis tiek nesugadinsiu. O dabar šitoje vietoje, tai yra vieta, kur mokiniai gali įlipti ir plaukytis. Vis tiek jie būna su lemenėm, bet kartais nori mokiniai tiesiog, kad nereiktų iš karto labai giliai įlysti. Tai va šitoje vietoje būtent tą ir bandysime padaryti, pakelti tą krantą. Ir Sigitas visai neblogai ten darbuojasi, gal šiek tiek jam dar reikės nuimti tą gruntą. Bet kol kas visai prižadančiai atrodo. Lendame į mišką, kaip į mišką, aukštos įtampos laidais. Čia kai valo aplinkui tuos laidus, padalieka labai daug tų rąstų. Pjauna iš tikrųjų šitos miškus aplinkui elektros liniją, tai tam, kad išvengti nemalonumų. Jeigu medis yra arti, jis yra aukštas, labai tikėtina, kad vėtros metu galėtų užkristi ant pačios linijos, ir sukelti tokių nepatogumų. Šie laidai keliauja iš pat Vilniaus, jie atkeliauja iš ten, per Nemenčinę. Ir tada tikriausiai jau iki Utenos keliauja tokia magistralė. O čia tas miškas, apie kurį ir minėjau, jau miškų turbūt nebepavadinsim. Čia tų medžių išties nedaug liko. Tikriausiai uosių saugykla. Gaila, kad mirusi uosių saugykla, bet iš tų uosių tikrai galima dar kažką sukurti ir jų nepalikti jų taip likimo valiai, kad supūtų. Gražus sveikas medis. Tikrai ir kamienas nesupilus ir viską ir bum, šaknų nebėra. Ir tikrai širdis skauda, kad tokie tvirti, dideli gražus medžiai turi nukristi ant žemės ir tai baigti savo gyvenimą. Bet taip ir yra. Vienas medis nukrenta, išaugs kažkas naujo, kito. Gal nebe uosis, bet gali būti gal kas berželis, beržas irgi yra gražus medis, geras medis. Dabar laikas jau yra po pietų. Šiandieną aptarnavom vieną renginio vietą. Tiesa, ne tik pas save teritorijoje dirbam, kartais išvažiuojame ir pas kolegas, draugus padėti jiem. Šiandien statėm sceną, tai šiek tiek užtrukom, dar jiem papuošimus pakėlėm, tai galvojau, ką čia pradėti, į Malkinę virinti visos technikos vežtis nesivešim. Pagalvojau, kad gražus oras, giedra, galime susitvarkyti kelius medžius. Žemė yra pašalusi, jinai kietesnė, tai keturratis mažiau šansų, kad užstriks. O vis tiek tos medžius vienu ar kitų laikų reikės parsivežti. Tai ar tokį atradom. Dičkį nuversta. Reikės pasiimti jį, susitvarkysim irgi. Fainai. Šitas rastas visai nemažas čia rankai pasidėjus. Tai kažką panaudosim. Jau su šituo juosiu sugalvojau, kad padarysim tokią lauko kėdę. Kokią kėdę? Ten jau bus visas krėslas, sostas. Šiandien buvo atėjo irgi mums padėti, bet dabar uodega pabrūko, kadangi pabradės poligonas pradėjo sprogdinti. Daužo, ne? Tu viršiolė pupa. Tokia buvo patenkinta, taip džiaugiasi. Sakė, jis padėt mums kartu irgi padirbėto dabar, kas gavo žinia. Pupa, nepergyvent, viskas gerai. Pupa.
Geras šuniukas. Nu, nepergime. Jau važiuojam? Op, važiuojam. Lipk, važiuojam. Puba. Lipk ant ketračio, važiuojam. Op. Tai lipk, op. Nu, užvesi? Šiaip paprastai su akiniais dirbu, bet nepasiėmiau ir čia tik tai 3 pjūviai. Na, čia nepateisinimas, bet dabar ta akiniai toloka yra. Liko šituos dar pasiimti. Racijos pravažiuoja. Neįsuksi? Aha. Gerai, aš manau, kad aš prilaikysiu, jeigu ką. Važiuok. Gerai gaunas. Viskas. Ja. Puikiausiai. Ir viskas, susipjaušiu medį. Kiek galėjau, kiek saugu. Sigitas veža rąstus, tai dabar šituos irgi susikrausim. Greičiausiai tie plonesni, jeigu nepjausysim, pavirs malkomis. Šitą rąstą galėsim arba vieno pjovimo pasidaryti lentas, arba visgi, kaip ir minėjau, įsipjausim 10 ant 10 arba 15 arba ant 15. Na, priklausys nuo pačio rąsto tiesumo, aišku. Tuo pačiu, jeigu čia darysiu tokią kėdę storesnio masyvo, tai galima bus pagalvoti, kad ten kažkur nelygiai gali gautis. Na, žodžiu, ten kažkur žievę gal paliksim, arba dar kažką. Šiaip dabar žiemą, kai lapų nėra, tai į mišką tiesiog gali lysti ir žiūrėti, kiek čia visko yra iš tikrųjų. O tokios kaip kapinės beveik tų medžių pilna. Čia malkų tiesiog rojus galėtų būti, viską galima būtų susirinkti, įsivalyti. Bet mes tokias tam tikras ribas pasidarė, paskaičiuojam, ir tikrai verta lysti, kartais su gali važiuoti tų malkų rinkti ir labai užtrukti, kol išvažiuosi, kol viską pasimsi, tuo labiau ir patį miškelį labai žaloji. Na, keturatis ir ta priekaba taip nežaloja, kaip žaloja tie rąstiniai vilkikai arba pjovikai, kurie čia atvažiuoja. Tai ten beveik viską greunanti mašina, viską greunanti jėga yra. Tai aš manau, kad mes čia labai daug žalos nepadarom. Bet vėlgi viską reikia daryti su protu. Taip pat reikia daryti taip, kad būtų saugu. Nesinori, kad medis kažkaip užgriūtų arba už rankojas užkristų. Na, o dar prie tą pačio kalbant, su tais miško valytojais, kurie čia atvažiuoja liniją valyti, dabar yra už manęs tikras krūmynas, kemsynas, čia erkių yra milijardai. Visko čia yra, bet jie kas 3 ar 4 metus atvažiuoja, čia nusičipina viską, susirenka ir išvažiuoja. Čia viską kur kas lengviau yra tvarkyti, valyti, tai ir tos rąstus lengviau įsivežti. Tai greičiausiai dėl kai kurių rąstų, kurie čia dabar nuvirtė, labai nesistengsim. Aš manau, kad jie šiemet ir pjaus pavasarį, bet pamatysim, čia viskas prieš akį. Matau, Sigitas atvažiuoja. Kągi, Sigitas atvažiavo, griebsim prie kabelę. Liko 2 reisai, vieną didelį rąstą įsivešim ir 2 mažesnius, 3 mažesnius ir bus puiku. Karališkai uosinės sienos padarytos lempyviai. O eik tu savo. Gerai.
Tegu jo. Tai va taip pamažu ir traukiamės savo prie vaizduoju pultelę, nes tiesiog su pulteliu ir dirbam. Tai dabar esant šitoje vietoje norisi įsivalyti būtent štai šią erdvę. Jinai anksčiau čia būdavo išvalyta, paruošta. Čia žmonės ir palapinę statydavosi. Tai dabar mano tikslas irgi lygiai tą patį pasidaryti. Tiesiog čia įsivalyti, pasistatysim pavėsinę. Gali būti, kad kažkokiem žmonėms tiesiog bus gera vieta keptis grilių, sėdėti. O galų gale bus išlyginta vieta, kur galės žmonės pasistatyti palapinę ir sėdėti savo netrukdomi, grilinti. Sigitas dabar pasikrovė šiek tiek namo malkų, lentų, rigatekso. Tai rigatekso, kadangi nenaudojom nei priekabai, nei menuleigiui, tai darysime tokią daiktadėžę namuose, susidėti daiktam. Šiek tiek yra valymo visokiausi daiktai, kurie trukdo, neteisingai stovi, tai nors tiesiog, kad būtų tvarka namuose. Tai čia kolega Lukas darbuojasi, atvažiavo patostagauti, sakė, nori visokio darbo dirbti. Tai kadangi gerai moka tvarkyti su benzopjūklu, tegu darbuojasi čia. Sakė, kažkokį savo projektą gal paruoš padarys. Irgi smagu, gerai. Šitą kruvytę keliaus malkon, a šitą į čiperiuką ir bus kokios irgi pakūrimam, malkytėm, dar kažką. Kągi, žiema šiek tiek pasistumėjo, pagrįžtėjo, sakykime taip. Atšalo vietomis ir iki -12 naktį buvo, dabar -6. Geras šį poras, nėra didelio vėjo. Yra smagiau dirbti negu pliusas, prie 0, prie +1. Kažkaip sausesnis atrodo oras ir žymiai smagiau dirbti. Penktadienį, kai baigėme darytis darbus, atvažiavom čia šiek tiek į mišką pasiimti poros rąstų. Ir aš pamačiau, kad čia toksai liojasi neblogas beržas. Ir gal visai būtų idėja jį pasižiūrėti, ar jis iš viso naudingas yra. Toks didelis atrodo, bet jau guli kokie 3 metai. Tai net nežinau, ar jisai yra vertas. Tai pabandysiu įsipjauti, prasipjauti šiek tiek, pasižiūrėsiu, ar yra kažkoks geros medienos. Gal jisai visiškai čia baisiai supuvęs ir nieko nepadarysim. Dar 2 uosiai tenai valiojasi, juos irgi susirinksiu. Tai vakar ir šiandien darėme su Sigitu spintą, batų lentynas pasidarėme iš medienos. Dabar liko ten paskutiniai tokie palėtimai. Tai palikau Sigitą, nes aš tik tai maišiausi, tai sugalvojau, kad reikia atvažiuoti čia pasitvarkyti, pasižiūrėti, ką galima išsivežti. Tai šitas beržas be abejo galės keliauti tiesiai į malkas, bent jo dalis, kuri nelygi. O čia iš tikrųjų tai neblogo storio yra to rąsto, tai reikia pasipjausti. Pabandom pasižiūrėti, kas čia gausis. Atrodo, lyg būtų kietas beržas, bet iš tikrųjų turbūt grandinė tiesiog nuėjusi. O tai šiek tiek priekį pasipjovus. Pamačiau, kad nėra jau labai tragiškai, bet turbūt ir nėra labai jau čia gerai. Nu, pasižiūrėsim.
Ant lempivės vis tiek nusivešiu. Bus bairiukas. Bet nenupjoviau aš nieko. Rasas visai nemažas. Nu, lyg ir papjoviau. Į žemę papjoviau gerai. Ką, reikia keturatį jungtis ir viskas. Visiškai. Jaugis medis. Dabar perkėviau. Bet atsempėsi. Oh. Aha, nelabai gražiai susivinioja praeitą kartą čia dirbant, bet jau buvo tamsu, tai pateisinama visai. Jau pakišiu. Aš sakyčiau, kad tai čia yra visiškai be problemų pakelta. Wow, gerai, galim užsigesinti. Tikrai, didelių pastangų visiškai neįdėjau. Sakant, beveik niekiek neįdėjau pastangų. Gerai, gal ko čia prisiparkavau, kol ką. Ir buvo reikalų. Bet šiaip. Gerai. Čia didžiokas jau paskutinę kelionę daro. Tuo parodysiu kodėl. Jo, ant paskutiniųjų laiko. Viskas. Galima atsileisti. Nevešiu, nevažiuoju su trosu, nes jeigu trūktų diržai, tai trosą tiesiog galėtų sugadinti. Džiukšt. Daugiau negu papriekavą palindė. Tai nesenai archyvų žiūrėjau ir radau seną žiogo mūsų projektą, tą sužemintą tokį. Štai taip jis atrodė. Nelabai tada veikia. Dabar nepalyginsi, kaip važiuoti. Tokio rasto aš turbūt net nesvajojau išvežti. Nors taip ir buvo, aš ir nesvajojau jo išvežti, nes aš tuo metu neturėjau galimybės išvežti tokio rasto. Pirmąjį rastą pavyko nusivežti gražiai. Neapsiverčiau, neiškrito, viskas tvarkoj gausi. Dabar pasižiūrėjau antrąjį. Nėra taip jau čia blogai iš tikrųjų. Nėra, kad jis baisiai supuvęs. Aišku, čia nebus konstrukcinės dalis, čia gal bus tiesiog lentos lempivėje apsidengti. Tokį garažiuką pasidaryti, kad ten nepustytų lentų. Ir aš manau, bus visiškai super. Galima bus iškart vietoj džiovinti, pjaustais ir tokį pasidarysim šalia sandėliuką, kad džiovintis. Tai dabar pasikabinau gervę, bandysiu trauktis, aišku, traukia priekabą kol kas, na bet kaip ir prieš tai.
Čia yra nuokalnė iš tikrųjų, tai į nuokalnę nepastrauksiu, bet ten privažiuoti duobė, po to jeigu į duobę įvažiuosiu, bus dar prašiau. Tai pabandysiu sulyginti, gal pavažiuosiu, gal pastumsiu, o gal ir nei tas neišeis. Reikia pasižiūrėti, nes šiek tiek dabar toks kvailas kampas gaunasi, norėtųsi taras truputį pastumti ir jis jau galėtų šiek tiek slysti. Su vartiklę išjudinau, vartosi, neprišalęs viską, tai pabandysim. Tiesa, praeitas rastas šiek tiek padarė tokį lenkimą. Na, jeigu nusipjausim iš to, persiversim. Nedidelė problema. O gal šiek tiek pabandysiu pavažiuoti. Pačių ratą. Labai daug šansų, kad krūmai labai trukdys. Tai juos reikės turbūt įsipjaut. Ne visai taip, bet iš dalies tai panašiai norėjau. Gerai, pajudėjo ir pavažiavo. Čia toks rastukas yra. Aš jį pasikišiu ir dabar dar toliau pastatysiu. Gerai. O, nice, tempia. Labai gerai. Tempiasi pas save. Kokius 20 cm pajudėjom. Bet kažkur judam, vis tiek. Kažkur judam. Hei. Negerai, nes pas krėmulį peršoko iš šulupo. Neblogai. Tiesa, praeitą rastą vežant sakiau savo, kad o būtų gerai turėti dviašį tokią tempiklę. Kad jeigu žiogas būtų dviašis, būtų puiku. Dabar tasai jau labai pasijaučia, nes kelia galinę ašį ir gaunasi, kad sunkiau vairuoti ir sunkiau važiuoti. Shit. Rastas beveik pasikėlė iki savo reikiamą aukščio. Viskas, reikia rišti ir reikia bandyti važiuoti. Aš manau, kad viskas turėtų čia būti liuksiškai. Visgi mums trukdo. Šiaip lyg ir nieks netrukdo. Oi! Ta matyt bėda kelia. Nu, o dabar yra dar bėda, kad sušalęs pagrindas ir prasisuka labai lengvai. Aš nenustepčiau, kad man didžiausia trukdymą daro šitie krumiokai. Ai. Yra. Ir ką? Per 1,5 valandos sugebėjau parvežti 6 metrus beržus. Diametras buvo apie 40 cm. Ir paskutinis buvo tikrai iššūkis, nes ir užstrigau ir kėlė patį keturatį. Tai ateityje, aišku, norėtųsi, kad būtų dvi ašis, su dviem ašim nereikėtų, gal svoris labiau skirstytų ir nekeltų keturačio, tai lygiai ta pati klaida padaryta yra su savivartė priekaba, bet va, gyveni, mokaisi, supranti, po to ateityje, kai darysim iš naujo, atsižvelgsime tai. Ir iš tikrųjų visai įdomi išlenkė, nes išlenkė tai patį storąjį vamzdį, ne čia, tai siūlės geras laiko, o patį vamzdį įlenkia. Tai ką, koks yra sprendimas? Įsitiesinam, čia įvirinam dar vieną tokią kaip atramą, čiukšt, V raidę, liuks ir laiko. Tai labai džiaugiuosi, kad gerai praleidau likusias darbo valandas, naudingai.
Tai šiandieną užsisakiau dar gatveriui juostas, tai rąstus jau galima bus pradėti pjaustyti ir neužilgo pradėti darytis vieną iš eksponatų. Tai dar čia eksponatas, dar čia, užsivyrėm čia košės, bet viskas gerai, suvalgysim. Tai tiek šiandienai, ačiū, kad žiūrėjai. Jei patinka mano turinys, gali parodyti tai paspausdamas patinka ir prenumeruodamas mano kanalą. Ačiū ir susitiksime jau kitame epizode. Iki!